Tam tikrų veiksnių mes savo gyvenime negalime pakeisti. Tai yra amžius, genetika. Šie veiksniai yra pagrindiniai rizikos veiksniai prostatos vėžio išsivystymui. Tačiau mes galime mažinti svorį, mažiau rūkyti, daugiau sportuoti, sveikiau maitintis. Be to, Lietuvoje turime nemokamą profilaktinę programą ankstyvai prostatos vėžio diagnostikai. Profilaktinėje programoje raginame dalyvauti vyrus nuo 50 metų ir vyrus nuo 45 metų, kurie yra rizikos grupėje susirgti prostatos vėžiu. Atrankinėje profilaktikos programoje atliekamas prostatos specifinio antigeno tyrimas. Jis yra visiškai nemokamas ir atliekamas šeimos gydytojo. Esant prostatos specifinio antigeno koncentracijos padidėjimui, reikalinga nedelsti ir pasirodyti pas gydytoją urologą. Atvykti pas urologą dėl prostatos ištyrimo bijoti nėra prasmės. Tyrimas atliekamas greitai, neskausmingai ir jau to paties vizito metu pacientas žino atsakymą, ar jam bus reikalingas detalesnis ištyrimas ir tolimesnis gydymas.